Gerai, šiandieną kalbėsim apie dvi širdis. Ir žinot, kad jūs turite dvi širdis. Jūs turite vieną širdis, kuri vadinasi sena, nuodėminga ir nuo pat prigimties pas mus yra. Sena nuodėminga prigimtis. Trumpinasi kaip SNP. Tai yra Saulius nenori pranašauti. Ne širdis. Sena nuodėminga prigimtis, gerai. Mes kalbėsime apie ją tam, kad mums būtų aišku, kaip kovoti savo kasdieniam gyvenime, kada ta sena prigimtis nori pastoviai kažką tai mums sakyti ir kažkur vesti šoną. Iš tikrųjų labai daug reikėtų apie tai pasakyti, tam, kad būtų labai aišku, bet bandysiu kažkaip trumpiau, ne? Bet labai svarbu žinoti pilnai. Atsiverskime, čia šiaip daug aš paėmiau už konferencijos, kurioje mes buvom. Morkaus Evangelija. Morkaus 7 skyrių. Kas iš jūsų abejojate, ar turit seną nuodėmingą prigimtį? Ar yra tokių? O, gerai, paklausiu, kas turite seną nuodėmingą prigimtį? Yra tie, kurie klausosi pamokslą. Džiugiuosi. Kai klausi tokį, kur, žinai, nereikia rankos kelti, nežinai, ar čia jie girdėjo, negirdėjo. Gerai. Jeigu kam nors kyla abejonė, ar turite, tai paskaitykim šičia ir paklauskite, ar visą tai turit. Morkaus 7 skyrius, 21 eilutė. Iš vidaus, iš kur? Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanimai, turite tokių dalykų? Svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės. Čia dar galim sakyti, galbūt ne pas mane, ne? Bet toliau skaitom. Godumas, piktumas, klasta, nesusilaikymas, pavydas, pikžodžiavimai, išdidumas, kvailystės. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų. Šičia yra bendras vaizdas tos aprašymo, nuodėmingos prigimties aprašymo. Ir mes ją turime. Ir jeigu kažkas tai galvoja, kad jis yra be nuodėmės, tiesiog čia yra filtras, pasižiūrėkit, ar esate be nuodėmės. Romiečiams 5:19 sako, mes ją paveldėjome iš Adomo. Kitaip sakant, Adomas, jisai nusidėjo ir užveisė. Ir tas raugas, jisai eina iš kartos į kartą ir psalmė 51:5 sako, kad aš gimiau kartu su ją, jau integruota, su nuodėminga prigimtim. Dėl to jūs matot, kad mažų vaikų nereikia mokinti meluoti ir va šitos sąrašą galite paimti ir galite matyti, kad jų nereikia mokinti to. Ar ne? Tai integruota yra. Efeziečiams 2:3 sako, kad ta nuodėminga prigimtis ir šėtonas, jisai valdo žmogų nuo pat gimimo per tą nuodėmingą prigimtį. Kunigaikštystės, valdžios, visą tai per nuodėmingą prigimtį valdo. Ir Romiečiams 6, nuo 16 iki 18 sako, kad aš esu jos vergas. Ir mes nupiešime dabar tokį piešinuką. Jo, Romiečiams 6 nuo 16 iki 18. Gerai, čia, tarkime, su aš. Ir yra nuodėminga prigimtis, nupiešime širdę, ne? Čia kalba apie širdį. Ne? Sena, nuodėminga prigimtis.
Ir tai yra nuo pat gimimo. Psalmė 51:5. Tai yra nuo pat gimimo. Ir mes žinome dabar apibrėžimą. Ar neskaitėme Morkaus Evangeliją? Ir velnias, ką jisai daro? Jisai siunčia mums projekcijas. Kas tai yra projekcijos? Tai yra toksai kaip tam tikrų būdų nori padaryti, kad išlystų iš mūsų ta nuodėminga prigimtis. Jisai kažkoks pasiūlymus duoda, jisai gundo, jisai kalba taip, kad mes sureaguotumėm su ta nuodėminga prigimtim. Ir jisai siunčia projekcijas ir ta sena nuodėminga prigimtis, velnio tikslas yra, kad jinai išlystų. Ir ką Jėzus sako, va čia Morkaus 7:20. Ir jis pasakė, žmogus suteršia tai, kas iš jo išeina. Kodėl jisai nesakė, kad tai, kas į jį įeina? Pavyzdžiui, aš klausau apkalbas ir tai mane suteršia. Tai į mane įeina. Kodėl Jėzus taip nepasakė? Todėl, kad tai, kas į mane įeina, tai nėra tai, kas suteršia, tai tik tai stimuliuoja mane elgtis pasinoviai, su sena nuodėminga prigimtim. Ir kada mano sena nuodėminga prigimtis sureaguoja, ir va tai suteršia. Pavyzdžiui, jūs galite matyti, žmogus keikiasi, meluoja, egoistiškai elgiasi ir jūs sakote, koksai žmogus. Ar ne? Bet jeigu jisai klausosi keiksmažodžių, klausosi egoizmo, jūs nesakote, koksai žmogus. Teisingai? Nes suteršia tada, kada jo elgesy tai pasireiškia. Ir sena nuodėminga prigimtis, jai nereikia mokintis keiktis, jinai moka. Jinai moka kalbėti tuštybės, jinai moka kalbėti ne Dievo dalykus. Jai reikia tiesiog, kad kas nors pastimuliuotų tai. Kad kažkas iššauktų tai. Ir visas tas bagažas gyvena mumise. Bet pakalbėkime apie kitą širdį. Dievas sako, kad yra dar viena širdis. Ir ta širdis yra nauja širdis, taip kaip Jono Evangelijai, 3 skyrius, nuo 5 iki 7 eilutės Jėzus pasakė, jums būtina gimti iš naujo. Taip? Kas negims iš naujo, neįeis į dangaus karalystę. Kitaip sakant, neįmanoma elgtis kitaip, jeigu negimsti iš naujo, jeigu negauni naujos širdies. Ezechielio knyga, bent 3 vietos yra, Dievas sako, aš ištrauksiu iš tave seną širdį, duosiu tau naują širdį. Mes eisime dar į tas eilutes. Ir ta nauja širdis, jinai nėra vien tik tai širdis, kaip žinai, kaip hardas, žinai, kur informaciją laikome. Ne, jinai eina kartu su šventaja dvasia, kurie gyvena joje. Tai yra jos varikliukas, naujos širdies varikliukas. Tas varikliukas, jisai maitinasi Dievo žodžiu ir jisai veikia per Dievo žodį. Jį reikia maitinti, jį reikia pripildyti, jį reikia auginti naują gyvenimą. Taip kaip Jokūbo 1, man atrodo, kad 18, sako, kad Jėzus savo žodžiu kuria naują kūrinį mumise. Tai yra, jisai savo žodžiu deda naują puzlę. tą naują širdį jisai kūrė. Ir sena nuodėminga prigimtis, jos kurti nereikia. Bet naują prigimtį reikia kurti. Ir jos širdis yra šventoji dvasia ir jinai kūriama tik tai iš Dievo žodžio, iš Dievo charakterio, iš Dievo jėga, ar ne? Galybė, malonė, meilė, daug dalykų. Ir jeigu jūs norite gimti iš naujo, jums reikia sakyti, Jėzau, aš jaučiuosi kaltas dėl savo nuodėmingos prigimties, atleisk mano tą kaltę.
atleisk ir duok man naują širdį, duok man naują gyvenimą, kur tu būsi mano Dievas. Ne mano tas senosios nuodėmingos prigimties apibūdinimas yra mano Dievas. Žinote, Efeziečiam 2 skyrius 1-3 eilutės sako, kitados ir mes buvome tokie ir tokie ir tokie, elgiamės pagal savo pogeidžius, žinot ar ne? Ir taip jūs vadinotės. Bet aš nebenoriu taip vadintis. Jėzau, atleisk mano nuodėmes, aš noriu turėti naują gyvenimą. Ir dabar mes turime dvi širdis ir mes visi esame čia išgelbėti, ar ne? Jeigu kas neišgelbėtas, ką tik sužinojot. Jėzau, atleisk mano nuodėmes. Ar ne? Ir kaip man dabar gyventi su nauja širdimo, ne su sena? Jūs dabar esate išgelbėti kažkas tai metus, 2, 5 ar 10. Ir jūs matote, kad tas sąrašas iš Morkaus Evangelijos, iš vidaus iš žmonių širdies išeina pikti sumanymai, svetimavimai, paliestuvystės, vagystės, žmogžudystės, godumas. Jūs matot, kad tai vis dar karts nuo karto iš mūsų išeina, ar ne? Bet palauk, ašgi turiu naują širdį. Kodėl iš manęs vis dar tai išeina? Todėl, kad sena širdis, jinai liks iki pat mano mirties. Jinai niekur nedingsta. Skirtumas yra toksai, kad anksčiau aš turėjau pasirinkimą vieną iš vieno. Arba gyvenk senoj nuodėmingai prigimti, arba gyvenk senoj nuodėmingai prigimti. Ar ne? Nėra kito varianto. Anksčiau nebuvo. Bet dabar aš turiu 2 pasirinkimus. Arba gyvenk Dievo dvasia, arba gyvenk sena nuodėminga prigimtim. Ir kodėl aš renkuosi gyvens šventąją dvasią, bet kodėl aš vis dėlto karts nuo karto ilgiuos po senoviai? Mato 22, 29 eilutė. Sako, kad mes klystame nepažindami nei žodžio, nei Dievo jėgos. Teisingai? Kitaip sakant, ateina situacija, ir ta situacija, jinai ateidama pas mane, jinai visų pirma, jeigu aš noriu gyventi dvasios pripildytą gyvenimą, jinai visų pirma kreipiasi į mano naują kūrinį, nes aš tenai noriu gyventi. Bet jeigu tenai nėra pažinimo, kaip Dievas norėtų, kad aš pasielgčiau, tada man lieka kas? Tik tai sena nuodėminga prigimtis. Teisingai? Jeigu man sako, klausyk, žinai, aš tavo mašiną subraižiau. Ir aš pradžiu galvoju, kaip Dievas, žinai, pasielgtų tokiai situacijai. Aš neturiu atsakymą. Jeigu aš neturiu atsakymą, jeigu aš nežinau, kad Jokūbo 1:20 sako, žmogaus rūstybė nedaro Dievo teisumo, jeigu aš nežinau tos eilutės, tada man lieka tik tai užsirūstinti ant jo. Ar ne? Jeigu aš nežinau, kad Dievas yra tas, kuris atlygina, kas sieji tarp jauni. Kad jisai kerštauja, ne aš kerštauju. Jeigu aš to nežinau, jeigu aš neturiu tokio pažinimo, tada aš nepalieku tos situacijos Dievui ir aš pats reaguoju. Ir tada pareina mano sąrašas. Godumas, piktumas, klasta, nesusilaikymas, pavydas, piktžodžiavimai, išdidumai, kvailystės. Ar būna taip, kad jūs subraižė jūsų mašiną ir jūs pradeda daryti kvailystės? Ateik čia, tuoj aš tau duosiu subraižiai. Už ką čia? Kodėl čia? Ir tu toks ir anoks. Iš kur tai iškyla? Dėl to, kad mato 22:29 trūksta mano naujam kūriniui pažinimo ir Dievo jėgos. Aš nežinau, kad Dievas už mane atsiskaitys ir sutvarkys, ir kad jis galingas tai padaryti. Ir kadangi man tai trūksta, aš elgiuosi po senoviai. Ir štai kaip nuodėminga prigimtis pas išgelbėtą žmogų turi šansų veikti.
kai trūksta man pažinimo. Ir kai aš nepasitikiu Dievo jėga, kad Jisai tai padarys. Tada aš bandau pats, o pats kas yra pats? Tas, kuris gimė su visu to sąrašu, va tas pats ir nori sutvarkyti. Gerai. Ar supratote sistemą, kaip tai veikia? Wow. Atsiverskime Ezechielio 36 skyrių. Puslapis yra kažkur apie 900, tiksliau 8, 7, 8. Ezechielio 36 skyrius. Koks Dievas yra nuostabus, kad davė mums šansą kitaip gyventi, ar ne? Nesam pasmerkti vergystei, tai nuodėmingai prigimčiai. Wow. Mes kai buvom konferencijoje, mes matėme, kokia ypatinga ta kokybė yra. Dievo kokybė, naujas gyvenimas. Wow, tai yra kažkas tai stebuklingo. Ir mes turime Bibliją, mes turime visus įrankius judėti tą linkmę, kur Dievas nori, kad mes gyventume. Ezechielio, aš 3 pasakiau. Ezechielio 36 skyrius, 22 eilutė. Sakyk Izraelitams, tai yra mums. Taip sako viešpats Dievas. Izraelitai, ne dėl jūsų aš tai darau, bet dėl savo švento vardo, kurį jūs sutepėte tarp pagonių, pas kurios gyvenote. Aš pašventinsiu savo didingą vardą, kurį jūs sutepėte, ir tautos žinos, kad aš esu viešpats, kai pasirodysiu šventas jumise jų akivaizdoje. Dievas turi tikslą pasirodyti šventas tame naujame kūrinyje. Šventas per jūsų burno žodžius, per jūsų mintis, per jūsų rankas ir kojas. Parodyti ką? Ne kaip sena nuodėminga prigimtis kalba, veikia, reaguoja, bet Jisai, jo malonės šlovė, kaip jinai pasireiškia per mus. Štai koks yra tikslas naujo kūrinio. Ir Jisai sako, aš tai darau, aš tą naują kūrinį jumise kuriu ne dėl to, kad jūs būtumėt šustri. Wow, žinai, koks šis stebuklingas. Bet dėl to, kad Dievas parodytų žmonėms save. Kad parodytų gatvėj einančiam, parodytų save per mane. Dėl to Jisai tenai kūrė naują kūrinį. Kad tai žmonės, kurie eina į pragarą, kad jie matytų Dievą. Ar žinote, kad jūsų bendradarbis, ar bendradarbė, ar kaimynas, ar klasiokas, jisai vienintelį šansą, kokį jisai turi pamatyti Dievą, tai yra per jūs. Nes Dievas jam siuntė jūs. Jisai siuntė ne kad jūs pamatytų, bet kad Dievą pamatytų. Tokia yra, ar jūs matote, kas čia parašyta? Dar sykį. Izraelitai, ne dėl jūsų aš tai darau, bet dėl savo švento vardo. 23 eilutė, aš pašventinsiu savo didingą vardą, kurį jūs sutepėte, ir tautos žinos, kad aš esu viešpats, kai pasirodysiu šventas jumise jų akivaizdoje. Suprantate?
Wow. Ir jūs esate stebuklas tik dėl to, kad Dievas yra stebuklas. Ir jūs kitiem esate stebuklas tik dėl to, kad kiti pamatė Dievą. Suprantate? Ir ta sena nuodėminga prigimtis, ar jūsų bendradarbiui reikia pamatyti jūsų seną nuodėmingą prigimtį? Ar jūsų mamai, tėčiui, vaikui, ar reikia pamatyti? Štai kodėl mes einame prie Biblijos ir trokštame augti pažinime. Štai kodėl mes norim, kad tas žodis, kad Kristaus protas tarptų mumise. Štai kodėl. Todėl, kad šalia esančiam nereikia mano nuodėmingos prigimties. Jam reikia Dievą pamatyti. 26 eilutė. Aš duosiu jums naują širdį ir įdėsiu jums naują dvasią. Štai ta eilutė, apie kurią mes kalbėjom. Aš išimsiu akmeninę širdį iš jūsų kūno ir duosiu kūno širdį. Aš įdėsiu į jūs savo dvasią ir padarysiu, kad vaikščiotumėte pagal mano nuostatus ir vykdytumėte mano sprendimus. Jūs gyvensite krašte, kurį daviau jūsų tėvams ir būsite mano tauta, o aš būsiu jūsų Dievas. Wow. Ar ne? Atsiverskime Ezechielio 18 skyrių. Ezechielis apie naują širdį kalba keliuose vietose. Ezechielio 18 skyrius. Nėra pasiteisinimų, kada mes sakome, aš jau toks. Nu gerai, žinai, aš melagis. Nu gerai, aš paleistus. Nu gerai. Žinot, kas tai yra? Tai yra, aš sakau, Dieve, mano sena nuodėminga prigimtis, aš ją labiau myliu negu tave. Dėl to aš sakau, nu gerai, aš jau toks. Ir aš sakau, mano sena nuodėminga prigimtis ir jos purvas yra mano didesnė meilė negu tavo žodis, tavo šventumas ir tavo kokybė. Tada aš pradedu teisintis. Bet tai yra nesąmonė, ne? Tai yra tuščia. Sakyti, aš jau... Ne, vietoj to, kad sakytum, aš jau toks, aš geriau sakysiu, aš einu pas Dievą ir paklausiu, koks aš naujas. Dieve, koks tu esi manyje? Koks elgesys yra kitoks, negu kad aš esu nuo gimimo įpratęs? Koks yra naujas kūrinys, kuriame aš pašauktas gyventi? Aš gal ir buvau toks, bet dabar aš nebenoriu. Dabar aš esu pašauktas, atskirtas Dievui kitokiai kokybei. Ezechielio 18 skyrius nuo 29 eilutės. Izraelis sako, tai yra tikinti žmonės sako, viešpaties kelias neteisingas. Žinote, kada jie taip sako? Kada jie naudojasi sena nuodėminga prigimtim, jie sako, viešpaties kelias neteisingas, o mano kelias, aš žinau, kaip reikia elgti. Aš žinau, kad reikia akis už akį, įdėti nosį ir reikia apkalbėti ir reikia daryti nesąmonės. Aš žinau, kad Dievo kelias neteisingas. Ar mes kartais randame save tenai? Nesakykim, kad Dievo kelias neteisingas. Sakykim, kad aš esu neužaugęs naujame kūrinyje, todėl einu namo, užsidarau duris, atsiklaupiu ant kelių. Dieve, tavo kelias teisingas. Koks jisai? Kaip man elgtis? Taip, aš turėjau savo seną kelią, bet aš jį nebemyliu jo. Jisai nešlovingas, jisai bjaurus man. Dieve, koks yra naujas? Izraelis sako, viešpaties kelias neteisingas. Izraeli, argi mano kelias neteisingas?
Dievas sako, hello. Tu supranti giliai savo širdyje, kad Dievo kelias teisingas. Gal tu tingi iki jo eiti? Gal tu nenori nukryžiuoti savo senojo? Mano kelias teisingas. Judėk ten, tu neįsivaizduoji, koks tenai nuostabus gyvenimas. Argi ne jūsų kelias yra neteisingas? Aš teisiu jūs, o Izraelio namai, kiekvieną pagal jo kelius. Nusigręžkite nuo savo nusikaltimų. Štai dėl ko žmonės sako, Dievo kelias neteisingas. Jie nenori nusigręžti nuo savo nusikaltimų. Nusigręžkite nuo savo nusikaltimų, kad jūsų neteisybė jūsų nesunaikintų. Naikinanti jėga yra nuodėmingai prigimti. Atsisakykite nusikaltimų, kuriuos darėte, įsigykite. Mums duoda dovanai šventąją dvasią, mums duoda dovanai naują gyvenimą, bet įsigykite Dievo žodį į savo širdį. Įsigykite Dievo pažinimą. Įsigykite įpročius šlovinti jį, garbę jam atiduoti, matyti jį viskame. Įsigykite. Ir jūs įsigysite naujos širdies gyvenimą. Įsigykite. Įsigykite naują širdį ir naują dvasią. Izraeli, kodėl tu turėtum mirti? Kodėl tu turėtum... Žiūrėkit, senos nuodėmingos prigimties gyvenimas Dievui yra miręs. Neišgelbėtas žmogus Dievui yra miręs. Jo likimas yra pragaras ir tenai mirusieji renkasi. O gyvieji renkasi dangų. Todėl, kad jie yra išgelbėti nuo pragaro, jie yra gyvi Dievui, jų vardai nebus ištrinami iš gyvenimo knygos. Jie yra gyvi Dievui. Kodėl turėtų mirti? Aš nenoriu mirštančiojo mirties, sako viešpats Dievas. Atsiverskite ir būkite gyvi. Come on. Ir mes dabar po konferencijos girdime tai. Mes girdime, kada mes matėm, kaip gyvi žmonės atrodo. Mes matėm, kaip per gyvus žmonės šlovingas Dievas nuostabiai atrodo, ar ne? Ir mums lengva tai girdėti, bet kai mes klausysim tą pamokslą už kelių mėnesių, nepamirškime, tai yra tikra. Dievas yra tikras, nauja širdis yra tikra, sena nuodėminga prigimtis irgi tikra. Bet jinai manęs nebedomina. Aš mokėjau mylėti taip, kaip sena nuodėminga prigimtis, akis už akį. Jeigu tu mylėsi, aš mylėsiu. Bet aš nebenoriu. Aš noriu tos kitos meilės, ar ne? Ir atsiverskim paskutinę rašto vietą, Kunigų 20 skyrių. Šimtas 41 puslapis. Kunigų 20 skyrius, 22 eilutė. Laikykitės mano įstatymų ir įsakymų ir juos vykdykite, kad jūsų neišspjautų žemę, kurioje apsigyvensite. Kaip sakė? Neišspjautų. Žiūrėkite, šventoji dvasia. Nauja širdis. Tai yra žemė, kurioje Dievas mus apgyvendina. Tai yra žemė, kurioje aš noriu gyventi. Ir ką čia sako? Laikykitės mano įstatymų ir įsakymų ir juos vykdykite, kad jūsų neišspjautų. Kur aš būsiu išspjautas? Akimirksniu. Iš šventosios dvasios vedimą į nuodėmingos prigimties vedimą. Suprantate? Kokiu būdu aš būsiu išspjautas? Aš užmiršau žodį, kurį man sakė.
aš nepaklusau žodžiui, kurie man sakė, aš nebemyliu žodžio, kuris man yra kalbamas, aš tiesiog akimirksniui spjaunamas vergauti atgal senai nuodėmingai prigimčiai. Suprantate? Ar lengva? Žiūrėkite, kai jūs matote tikintį žmogų, daug metų tikinti, nuostabus, žinai, brandus žmogus, ar žinote, kad jį pamatyti šalia eilinių nusidėjėlių, kurie elgesi pagal seną nuodėmingą prigimtį, reikia tiesiog savaitėlės, 2 ar 3 ir jisai jau tenai. Žinot kaip? Jisai užmirš, ką Dievas kalba akimirksniu, jeigu jisai pamils, ką sena nuodėminga prigimtis siūlo. Akimirksniu. Pavyzdžiui, sudomino tave kerštas, tu esi nepatenkintas, ką tau pasakė, ką tau padarė, pamastyk apie tai savaitę ir Dievo nebeužuosi visiškai savo gyvenime. Biblija bus, atrodo, dingus iš galvos. Naujas gyvenimas nebetikras. Sena nuodėminga prigimtis perima valdžią, va tai va. Va tai va. Efeziečiams 4, 27, man atrodo, neduokit velniui vietos. Nes jisai va tai va. 1 Petro 5,8, jisai kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, kad mus praryti. Va tai va. Tiesiog va taip. Branginame mes Dievo žodį, mes branginame naują gyvenimą, nes jisai va tai va, greitai nuodėminga prigimtis mūsų subinioja. Dėl to laikykitės mano įstatymų ir įsakymų ir juos vykdykite, kad jūsų neišspjautų žemė, kurioje apsigyvensite. Nesielkite pagal papročius tautų, kurias išvarysiu iš to krašto. Ką jis išvarys iš to krašto? Ką jis išvarys iš šventosios dvasios gyvenimo? Tos, kurie myli nuodėmingos prigimties gyvenimą. Ir mums sako, ką mums sako, nesielkite pagal papročius. Kokius papročius? Apkalbinėti, papročius egoizmui, papročius kvailystei, papročius tuštybei. Nesielkime pagal tos papročius, kitaip sakant, nesilieskime prie to. Efeziečiams 4 skyrius, nuo 20 iki 24 eilutės sako, privalu atsižadėti seno gyvenimo būdo. Privalu atsižadėti seno gyvenimo būdo. Romiečiams 6 skyrius, nuo 5 iki 8 eilutės, nukryžiuotas senam ir gyvas naujam esu. Nukryžiuotas senam, aš nebeliesiu to, aš nebenoriu to. Tai man purvina, tai man sena, tai niekam tikia, tai veda į nieką, tai veda į griuvimą, tai veda į mirtį, ne? Taigi, nesielkite pagal papročius tautų, kurias išvarysiu iš to krašto. Jie visą tai darė ir aš jais pasibjaurėjau. Jumsgi sakau, paveldėkite jų žemę, kurią jums duosiu, žemę plūstančią pienu ir medumi. Aš viešpats jūsų Dievas, kuris jūs išskyrė iš kitų tautų. Išskyrė, mūsų išskyrė iš kitų tautų. Wow. Tad skirkite švarų gyvulį nuo nešvaraus ir švarų paukštį nuo nešvaraus, kad nesusiteptumėte gyvuliais, paukščiais ir visais gyviais, krūtančiais žemėje, kurios jums nurodžiau esant nešvarius. Jis sakė, neliesti senos nuodėmingos prigimties geismų. Turėkite naujos prigimties, naujo gyvenimo, naujos širdies išmintį. Štai su kom susitepkite rankas. Kaip Efeziečiams 4:29, joks bjaurus žodis ten neišeina iš jūsų, bet tik tai, kas nauja prigimtis, ne? Jokia sena prigimtis tegu neliečia jūsų lūpų. Jokia sena prigimtis
nebūna susijusi su jūsų rankom. Bet tik tai, kas nauja prigimtis, ar ne? 26 eilutė. Jūs privalote būti man šventi, nes aš esu šventas viešpats. Aš jūs išskyriau iš kitų tautų, kad būtumėte mano. Wow. Aš noriu būti jo. Jūs norite būti jo? Sakykite, aš esu jo. Aš esu jo. Jis išskyrė mane iš kitų tautų. Iš kokių tautų? Iš senos nuodėmingos prigimties gyvenimo. Štai iš kur jisai mane išskyrė. Jis iš ten pasiėmė mane. Kad aš nebevergaučiau tiem visiems 13 dalykų, kurie buvo išvardinti Morkos 7 skyriui. Wow. Žinokite, pabaigai, sena nuodėminga prigimtis jums nėra privaloma. Jums nėra privaloma ją naudotis. Jūs esate išlaisvinti per Jėzus Kristus kraują. Jūs esate pakelti aukščiau negu ji ir jūs valdote virš jos, o ne jinai virš jūsų. Jūs esate galva, o nebe uodega. Jums tai nebeprivaloma. Būkime šventi, nes tas, kuris mus pašaukė, jisai atskyrė mus savo ir atskyrė šventam gyvenimui. Atskyrė šventosios dvasios jėgos ir išminties gyvenimui. Amen? Amen.